Raumenų elektrostimuliacijos metodas kartais būna praktiškai vienintelis metodas atstatyti raumenų tonusui, atstatyti raumenų gyvybingumui, kuomet yra pažeisti periferiniai nervai. Tuomet sutrinka impulsacija, natūralioji impulsacija į raumenis ir išorinė stimulacija lieka vienintelis metodas tiems raumenims suaktyvinti. Ir šis aparatas tokiu atveju labai gerai padeda, kadangi žmogus gali suaktyvinti raumenį, būtent raumenį, kuris negauna natūralios impulsacijos, suaktyvinti iš išorės ir taip greičiau atstatyti raumenų atrofiją, atstatyti buvusį raumenų tonusą ir masę. Po ilgalaikės imobilizacijos mes turime pakankamai nemažą raumenų atrofiją, kurią reikia atstatyti pakankamai intensyviai, pakankamai efektyviai. Ir būtent šitas aparatas leidžia mums atstatyti raumenis tikrai efektyviai, greitai, maksimaliai. Elektros raumenų stimuliacijai naudojamos impulsas yra visiškai saugus, kadangi to impulso intensyvumas atitinka tą intensyvumą, kurį mes gauname būtent per natūralius kelius, būtent per mūsų nervus, kurie nuneša tą impulsą iki raumenų ir raumuo susitraukia.